Sveiki visi, vėl susitikome gamtoje ir šiandien jūsų laukia šis naujas video, aišku, ir kūrensim laužą. Atvažiavau šiandien su keturračiu ir pamatysite viską eigoje, tai gero žiūrėjimo. Bet prieš tai norėjau jums parodyti, čia kelis pakeitimus prie bazės padariau. Čia buvo anksčiau terasėlė, stogelis kažkaip taip, bet aš jį nugriauju, nes man jis nelabai patiko. Tai va. Ir pasakykit, kaip geriau atrodė, ar anksčiau, ar dabar. Be to čia sutvarkiau. Kaip reitam video matėt, buvo baisi betvarkė. Bet dabar biškį gražiau, reikia ir gamtai palaikyti tvarkos. Tai einam žiūrėt. Bet šitoj vietoj aš noriu sėdėt. Va taip matausi. Šitoj vietoj aš noriu sėdėt ir darytis valgyti. Šoninė. Čia prisidėjęs vien eglišakių visokių, balkių ir taip toliau. Aš manau, su jais galim tikrai kažką sugalvoti. Aš manau, tą patį ir jūs kažką būsit sugalvoję, bet paskui parašykite į komentarus, ar kažką panašaus buvo sugalvoję, ar kažkaip biškai kitaip. Nu, pažiūrėsim. Vamos, irgi. Opa. Ir opa. Tiek turėtų užtekti, aš manau. Bet mes turim tikrai pastatyti arba krosnelę, arba šitus dalykus toliau. Nes aš manau, kad tai yra pavojinga tikrai. Bet aš galvoju, kad geriau čia krosnelę pastatysim. Ir va čia pastatėsiu savo kilimėlį. Tai bus patogu ir minkšta. Ir šilta. Turiu. Šitas dūmas vis pamirštu. Op. Padėsim čia. Ir kilimėlį čia. Opa. Kaip jūs manot, gerai ar ne? Man tai pasaka. Oi. Okay. Maždaug kažkas taip. Reikia atsinešti kuprinę. O va, ir kuprinę dar turiu. Taip, tai šiandien ko mums reikės? Mums reikės. Čia viskas vos išsitraukia. Mums reikės gaminti į visų puodų, tą kažko ten, ką tik turiu. Kirvę reikės, pjūklo reikės. Iš čia kol kas viskas. Iš čia, aš manau, tikrai mums reikės bent vieno puodelio. Tai mano mėgstamiausias tiesiog metalinis. Ir kūrimo priemonių, ir užkandžių. Tai viskas, ko mums reikės, yra čionais. O kuprinę kol kas aš galiu, manau, išnešti. Reikia eiti paieškoti arba čia kažkur, arba pasiimti malkų. Nes kaip mes daugiau ugnį išsukursim? Nu tik malkom. Čia tikrai neimsiu. Čionais yra šlapios malkos. Šitą pakurom. Pakurom irgi keletos reikia pasimti, kad smulkesnių būtų. Nu gerai, šitos neimsiu, jinai tokia labai jau negražiai man. Nepatinka man šitie dalykai. Imsiu gražesnės tokias, kur bus malonu kapot. Nu va, kelias reikia užkūrimui. Ir vieną kokią galingesnę biškį. O, pats tas. Ejai. Va ten reikės, pamenu tą kulbę iš prieito video. Ant jos reikės pasiimti pasikapot malkyčių. Tai va, einam to daryti. Nu, maždaug šitoj vietoj.
Taip, pirmą pasimsim kelias, pasiskaldysim plonesnes. Pakurom. Tokie turėtų tikti pagaliukai, kad būtų mažesnių, kad kuo geriau degtų. Va, tas. Dabar dar vieną tokią. Pagaliau. Sudorojau vis tiek tave. Kelias turi. Nu, manau gerai. Tos visiškai pakurom, šitos tokios biškis stambesnės. Būsiu tokia. Aš tiesiog noriu laužo. Pagaliau, šaunuolė. Kol kas krosnelę arčiau pasistatysiu, kad užkurt būtų patogiau. Be to, jeigu turėsit kažkokių klausimų, kaip aš darau, ar kaip aš įkuriu tą ugnį, ar kokius įrankius naudoju, viską galit komentuot, klaust, rašyt, tikrai atsakysiu, kada tik norit. Aš turiu reikiamų medžiagų, jau. Nežinau, ką aš šiandien turiu. Tiesiog ėmiau iškart kuprinę ir tik tais vandens įsipyliau realiai ir viskas. Tai taip jau gavosi, bet, nu, svarbiausia, prisimenu maždaug, kad kažko turiu tikrai. O jeigu klausit, ar kažką šiaip sakyt norėsit, sakau, komentuokit, bet aš naudoju, pavyzdžiui, 2 degiukus. Jūs sakykit, ką jūs norit. Bet, pavyzdžiui, aš mėgstu, kad ugnis įsikurtų greitai ir gerai. Tai va tokia mano teorija. O kursiu šiandien ne su bet kuo kitu, o su žiežirba. Geriausia, patikimiausia ir geriausiai deganti žiežirba. Jo, vėjas yra ir vėsų tikrai. Bet šiaip, kadangi jau pavasaris, tai nėra tos vėsumos tokios didelės. Duosiu kol kas biškį daugiau degonės. Bus taip. Taip. Reikia dar vienos malkos. Plonesnės, aišku, jėzu. Tai bus dar taip. Sakykit, kaip norit. Aš taip darau. Kągi jau čia kito pridarys. Tokie reikalai. Ugnelė dega. Vat štai taip laužiukas mūsų kūrenasi. Tik biški dūmelis rūksta, bet kadangi palygint ten sausos, bet ne per daugiausiai sausos malkos, tai čia palygint viskas okei su jom. Noriu pakalbėti labiau daugiau apie mano vietą. Tai pats kilimėlis, jį pirkau iš Decatlono. Va čia. Decathlon. Ir po juo aš dėjau daug eglišakių. Tada šiek tiek šakų buvo tenais apačioj. Čia ir čia mano visa įranga. Tai va. O apie stovą mano, tai čia yra telefono stovas iš žvejybos reikmenų. Tai aš laukiu, kol įsikurs laužas. Na ką, o aš dėsiu puodą ir virsim vandenį. Reikės arbatos daryti. Tik neprižadu, kad jos pasiėmiau. Oi. Biški purvinas puodas. Nu bet nieko. Viskas čia bus gerai.
Reikia į vandenuko atsinešti. Vanduo. Davai, pilna beveik pripyliau puodą. Nu, šiek tiek paliksiu, kad šiaip atsigertų. Nu, pjūklo taip ir neprireikia, nes nepjauščiau niekur. Taip, ką iš užkandžio mes čia turim? O. Pala. Ne. Aš darysiu šiandien vietoj arbatos karštą šokoladą. Bus skaniau ir geriau. Tai va, karštas šokoladas vėliau. Mes užkasim biškutuką. Visai neblogi. Bet aš tikėjausi, kad čia miksas bus. Bet čia vien beveik tik razinos. Nu, mūsų vandenukas gan greit pradeda vert. Verda greitai. Nu jo, verda greit. Kažkaip šiandien pinasi žodžiai čia man žiūri. Ir kaip visada, yra beveik vakaras, kai aš filmuoju. Nežinau, kodėl taip gaunasi, bet taip jau yra. Buvo skanu. Dabar tiesiog lauksiu, kol užvirs vanduo. Nu, gerai, dar kokios 10 minučių, 5. Ir gersim karštą šokoladą. Ir paskui parodysiu, kai viską susidėjusiu ant keturračio ir važiuosiu namo. O ko išmaišyt? Reiškia, reikia ieškoti kažkokio šakaliuko. Gal. O, kaip skaniai. Oi. Taip, ko aš čia dargi atsinešiau. Biškį sugudravau, nuvariau iki namų ir pasiėmiau. O kogi? Piknik. Žiūrėkit, biškį sutapo taip, nedėsiu ant šlapios žemės. Sutapo taip, kad pasiėmiau į pikniką piknikų. Normaliai. Už manęs ten dar laužas dega. Aš užkasiu. Nu, reik ragaut. Kas čia per?
Labai panašu į kavą. Jau, gerai. Tai va, tvarkomės viską. Baigiam. Bet video pats nesibaigia. Žiūrėk toliau. O aš dar turiu daug darbo, žinok, susitvarkyti. Taip kad... Jo, čia biški puodas prisvilo. Oi, oi, oi. Nereikia nei video efektų. Tu velnias. Tiesiai į purvą, nu jop tararai. Ir nebėra sniego, į ką išsivalyt. Всё. Nepabėk, aš einu į kuprinę pasidėdai. O, nu va, kuprinė gatava. Ja prie keturačio padėsiu. Dabar reikia kilimėlį dar sutvarkyti. Mano razinos liko. Ir ten. Einu parodysiu. Tai va. Štai taip čia viskas vyksta. Puodelis dar karšto šokolado. Ir parodysiu jums, kaip aš viską susidėsiu čia. Tai va. Čia kaip ir viską aš jau sudėjau, ką aš norėjau. Dabar tik neišsipilk. Karštas šokoladas jau tapo šiltu šokoladu. Oi, koks vėjas. Tas toks nemalonus vėjas. Šitą bum dedu čia. Bum dedu čia. Šitus užsego daiktadėžes. Op, op. Bum, šitas taip. Skanu. Jūs irgi galėsit parašyti savo nuomonę, man pačiam įdomu apie mano video. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kito karto. Ai, gerai, pasikartosiu, žinau. Bet palaikinkit, prašau, video ir pasubscribinkit. Labai man padės.